Labai gerai atrodo sienoje angokraštis, skardinis, minimalistinis, be šitų plačių kantų kažkokių, tai man tai žiauriai patinka. Šitas angokraštis, tai jisai mechaniškai praktiškai visur prisitvirtina, tik tai klijai naudojami per centrą, kad ta skarda mažiau barškėtų, kad nebanguotų. Čia yra aplamai dviejų skardų sistema. Jūs turit vieną, kuris prie lango yra, ir kitą jūs įkišate į ją. Tai realiai neturit jokių matomų tvirtinimo elementų, jokių varžtų neturit matomų. Ir plus šita skarda, jinai turi galimybę pasiplėsti. Jūs jos nesuvaržot kažkokiais varžtais. Jinai gali pavažiuoti tą pusę. Ir dėl to jinai būna lygesnė. Nėra kažkokio įsibangavimo. Tai ta prasme, jeigu šitas galas yra prisuktas, tai šitas galas yra įkištas ir jisai gali laisvai judėti, nes temperatūrų skirtumai nuo -20 iki +30 ir dar plus ant saulės, tai yra labai didžiuliai skirtumai ir labai stipriai skarda vaikščiai. Ir plus dar kas atsitinka, tai jeigu norit kalt lenteles, tai jūs turite ten daryti karkasą kažkokį medinį. Tai vėl ten išsipjauna termoizoliacija, įsileidžiate tašeliai, ten tokių atsiranda papildomų nereikalingų dalykų ir šiluminių ziltelių, ne? Kaip ir dėl šiluminių savybių geriau, kad tenais šitam kampe, pavyzdžiui, arti lango yra apšildinimo sluoksnis ir jeigu tu nori prisukti lenteles, jau tu turi dėti kažkokius tai tašus, karkasus, tai reiškia, turi išpjauti apšildinimo sluoksnius, tai geriau, kad jie būtų neišpjaunami. Po lataku ten yra 5 cm oro srautui pritekėti stogo ventiliacinį. Yra įrengtos grotelės, ventiliuojasi ir fasadas, ir stogas. Plevelė čia neįkišta į lataką, mes esam nuomonė šalininkai, kad plevelė neturi įsikišti į lataką ir kad viskas turi kvėpuoti. Su ta ventiliacija dar yra vienas funkcija jo, kadangi dažniausiai pasidaro pirmas stogas, o paskiau jau tik tai kažkada fasadas, palangų uždėjimo, Jeigu architektūrinės yra vizija be pakalimų namas, tai reikia tada spręsti, kaip užbaigti stogą tam tikroj vietoj, kad tu paskiau su fasadu uždengęs fasadas, kad tau gražiai sueitų. Jeigu norim, kad sueitų visai taškas į tašką, tai čia praktiškai yra neįmanoma misija. Paskiau būna centimetras čia mažiau, čia daugiau ir taip toliau. Tai mes taip atitraukiam, paliekam tą tarpelį 5 cm ir tada jau tas fasadas ateina ir per tuos 5 cm kompensuojasi. Tai reiškia, ar bus 4 cm, ar bus 5 ar 3,5, jau vizualiai jūs nematysit. Vienu šūviu 2 zuikiai. Ir ventiliacija, ir išsprendžiam tuos nelygumus visus.